Kadangi daug visokių reformų vyko, kiek prisimenam, 97 metai aukšto mokslo reforma, 2007 ir dabar 2016 vyksta reforma ir visą laiką kriterijai, kokybė, nieko naujo po tuo, reiškia, tos reformos klausimais nieko nesakoma. Taigi aš keliu klausimą, koksgi bus Lietuvos mokytojas arba pedagogas, tarkime, 2020 metais, kuris šiandien yra mokyklos suole, kuris yra studijų, kaip sakant, studijose, universiteto suole ir pagaliau koks jis bus tais metais pasirinkęs mokytojo kelią. Vadinasi, mūsų šitos visos reformos, kur mes čia struktūriškai keičiam kokybę, ten stiprinam visus klausimus, turi turėti vis tik vėliavą. Tai tokia vėliava, koks mokytojas 2020 metais. Dar yra laiko tiem kriterijam pasiekti. Taigi tokia keliama mano tokia tezė, kad nuo 2020 metų Lietuvos mokytojas tik magistro laipsnį turintis asmuo. Tik magistro. Ir iš to seka išvada, kad tada mokytojai rengiami tik universitetuose, o ne kitose, ne koledžuose, ne kolegijose ir kitose centruose, ten renkuosi mokytis ar dar kažkokiuose grupelėse, kad mokytojas tai yra turintis magistro laipsnį asmuo. Tokia tezė. Jeigu tokia tezė būtų priimtina, tai tolimesnius pasiūlymus, prašau, neabsoliutinti, o jie diskutuotini ir diskutuotini ne tik tai mūsų tarpe. Taigi, kokios mokytojo rengimo atgal, taip? Ypatybės. Faktiškai mokymasis turėtų būti ne pramoga, kaip dabar daugelį atvejų yra, kad tai yra pramoga, jokio ten vertinimo nereikia, tai yra pramoga, o sisteminės kryptingos pastangos, kurių rezultatas yra asmenybė. Taigi mesgi turime, reiškia, nepramogauti, mokydamiesi, studijuodami, o turime kryptingas pastangas pasiekti, kad jaunuolis turėtų tas pastangas, teiktų ir tada dvipakopis rengimas. Bakalauro studijos visoje Europoje jau nebėra 4 metų, tai vienas iš siūlymų galėtų būti 3,5 metų arba 3 metai ir tada antroji pakopa, magistro studijos arba 1,5 arba 2 metai. Pasižiūrėkime Prancūzijoje, pasižiūrėkime Didžiojoje Britanijoje, kitose šalyse nebėra jau, kad būtų 4+2. Taigi rengimo modelis, aišku, galėtų būti kaip prioritetinis lygiagretusis modelis, nes jis 30–40% yra efektyvesnis negu nuoseklusis arba sunkiau įgyvendinamas tiek kokybės prasme, tiek finansinių požiūrių neefektyvus. Taigi labai svarbu rengimo modelis, kuris turėtų dominuoti, bet gali būti ir kitaip. Jeigu bus nutarta ir, kaip sakant, Lietuvoje ir kitokių modelių, jie puikiausiai gali egzistuoti, nieks čia negali prieštarauti. Kokia atranka į tokias studijas? Atranka ir prioritetai stojant. Tarkim, galėtų būti prioritetai baigusiems jaunojo pedagogų akademiją ar panašią kokią. Karinę tarnybą baigusiems prioritetas stoti į pedagogo profesiją. Universitetui leidžiama socialiai remtinų šeimų, Lietuvos socialiniai remtinų šeimų, bei Baltarusijos, Moldovos, Ukrainos, Gruzijos ir taip toliau abiturientams sumažinti studijų kainą iki 50%. Tai universitetams turėtų būti leidžiama. Galbūt ne iki 50, o 70 ar 80, čia yra kita problema, diskutuotina, bet kodėl taip mes galėtumėm elgtis? Kol vyko tos reformos 1997–2007 metų, tai buvo ekstensyvaus vystymosi laikotarpis, kada aukštųjų mokyklų skaičius augo, bet jos daugiausiai sprendė ne kažkokius tos kokybės klausimus, o sprendė socialinės problemas, kadangi abiturientų buvo daug, taip,
Jeigu jis po mokyklos niekur nesidės, eina į bedarbius, taigi įsteigėm tiek kolegijų, tiek universitetų, kad jį absorbavo šitą skaičių. Šengeno erdvės neturėjome, išvykti negalėjo, taigi išsprendė socialinės problemas tuo metu. Dabar šitos problemos pasikeitė. Nebėra socialinių problemų sprendimo aspektų, taigi aspektai kiti. Emigracija išlieka, imigracija artėja. Taigi mes jau turim ruoštis, kad ir iš Baltarusijos, ar Moldovos, ar Ukrainos, ar iš Gruzijos, ar dar iš kitų kraštų, ar 200, reiškia, iš Afrikos, tarkim, kas jau numatyta priimti, ar panašiai, tai jų bus ir kitas dalykas. Toliau, kokios pasirinktos specialybės abitūros valstybinis egzaminas. Numatyta taip, kad matematika, tarkim, reiškia, bet jis turėtų į pedagogo specialybę atrinkamiems būti ne mažiau kaip 70% ar 80%, ar pagaliau mažesnį ten, čiagi debatai, kiek tai būtų pasirinktos specialybės, tarkim, fizikos, tenai, lituanistikos, anglų filologijos, taigi specialybės egzaminas galėtų būti vertinamas daug rimčiau. Ir tada valstybiniai lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų egzaminai, kurie skaičiuojami kriterinį balą, taip pat turėtų į pedagogo profesiją būti aukštesnių lygių. Tai tokia būtų nuomonė. Toliau priėmimas. Galimi du keliai. Arba priėmimas vyktų per Lama BPO, kas dabar yra ta organizacija. Ji nieko daugiau nedaro, surenka tuos prašymus, suriktuoja tas eiles ir iki šiol buvo eilės labai nedėkingos, bent mūsų edukologijos universitetui, kadangi visi mokytojų programos atsidūrę buvo švietimo ir socialiniuose moksluose. Ir konkuravo su kitais socialiniais mokslais visuose universitetuose. Tai yra labiausiai nepalankis sąlyga mums visiems. Jeigu, kaip dabar numatyta pagal krypčių aprašus, būtų grįžtama prie tų atvejų, kad štai filologijos mokytojas yra filologijos kryptį, tarkim, chemijos mokytojas ar ten fizikos ar matematikos yra matematikos rytį, kitose ten kryptyse, taip tada turėtų prasmę. Jie konkuruotų ir mes čia laimėtume. Bet galime ir nedalyvauti, turėdami autonomiją, kaip čia buvo ginčiamasi, galima būtų priimti visiškai be Lama BPO, čia taip pat išloštume. Bendras priėmimas yra bendras katilas ir jame daug kas gali. Toliau kalbu apie bakalauro studijų programas. Aišku, čia daug visokių, žinot, iliuzijų, dūmų, visokių taip. Programos struktūra. Kaip ir dabar suteikiamas dalyko ar dalykų grupės edukologijos bakalauro laipsnis ir jaunesniojo mokytojo kvalifikacija. Po bakalauro. Dabar mes suteikiame mokytojo kvalifikaciją jau po bakalauro studijų. Kokios galėtų būti, reiškia, dalykų proporcijos, taip pat monostudijų, tarkim, 45 specialybės procentai dalykų, pedagogikos, psichologijos, 15 pasirenkamų, ten dalykų, pobūdžio dalykai, kur arba dubulį programų, arba integruoto mokymo studijų, difuzinių vadinamų tų programų, galėtų būti kitos proporcijos. Taigi šitie dalykai diskutuotini labai plačių mastų ir jeigu apie tai apsisprendžiama, kad štai tos pakopos. Magistro programos struktūra suteikiama dalyko ir arba edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija tik tai magistro studijas baigusiems. Ir čia specialybės procentuotės galimos tokios, kitokios, čia yra diskusijų labai dideli dalykai. Nukreipiami postudijiniai pedagoginiai stažuotei po studijų. Kas buvo parengta, tutorių, mentorių, visas arealas parengtas, bet ir yra buvę metinė stažuotė prieš 25 metus, buvo tokios stažuotės ir kada diplomą gaudavo po metų stažuotės rezultatai apibendrinami, atvykdavo į universitetą, stažuotojo medžiagą, universiteto medžiagą ir tada jam tik būdavo įteikiamas diplomas. Taigi nieko čia naujo, spiralė, grįžtame taip. Stažuotės vietos galėtų būti parenkamos konkurso būdu, skiriamas stažuotis vadovas, kas jau yra išdiskutuota, įvairūs projektai buvo europiniai, kur daug pinigų buvo sudėta ir rezultatas kur
nėra to rezultato, kadangi tos stažuotės nebuvo įgyvendintos čia buvusių ministrų ir ministerijos ir viso kito. Mokamas bazinis mokytojų atlyginimas. Stažuotės rezultatus vertino komisija ir tik tai teigiamai įvertinus stažuotojui suteikiama mokytojo arba pedagogo licenzija. Vadinasi, siūlymas, kad būtų pereita kvalifikacija jis turi, bet prie licenzijavimo, reiškia, tvarkos. O kad tą viską įgyvendinti, reikalingi atitinkami pertvarkymai. Vadinasi, organizaciniai išdiskutuoti ir parengti nacionalinį mokytojų pedagogų rengimo modelį. Tai galėtų su ministerija kartu universitetai parengti. Tam reikia ir parengti ir patvirtinti po to tą modelį vyriausybės nutarimu, numatyti sąnaudas, gairės įgyvendinti, parengti naujus mokytojų pedagogų rengimo nuostatus. Nuostatai yra kelis kart keisti, bet jie yra tokie labai savotiški. Parengti naujas studijų programas bei jungtinių studijų programas. Jas įregistruoti studijų kokybės vertinimo centre, jeigu toks išliktų, tarkim, reformos atveju. Sustiprinti universiteto, tarkim, LEU bazę. Užbaigti įrengti informacinį centrą, siūlau sujungti didaktikos centrą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institutą į vieną darinį, kadangi regioniniai kvalifikacijos mokytojų švietimo centrai vegetuoja, jie neturi nei kadrų, nei nieko, ir jūs gal girdėjote buvusios viceministrės ir prezidentas patarėjos Budienės nuomonę, kad rajonai merdi dėl mokytojų kvalifikacijos. Vadinasi, toks turėtų būti tobulinimuose, reiškia, jungtis, didaktikų centras su tobulinimo institutu, aprūpintas naujausia įranga, modernizuotas sporto kompleksas, atnaujintos fakultetinės laboratorijos. Tam reiktų labai nedaug vieno vyriausybės nutarimo dėl leidimo parduoti LEU bendrabutį Švitrigailos gatvė 4. Lėšos bazės modernizavimui būtų pakankamos visiškai tą turi. Galima būtų parengti VDU ir LEU integracijos modelį, steigiant, tarkim, VDU Kauno SOHUGA, socialinių, humanitarinių, gamtamokslinių mokslų akademiją ir Vilniaus mokytojų ar pedagogų akademiją, gal galvojant ir apie Šiaulių universiteto integraciją, numatyti jungtinės mokslo ir studijų programas. Čia galėtų būti įstatyminiai dalykai, universitetų įstatymas arba mokslo ir studijų įstatymo korekcija. Kitaip čia nieko nepadarysi, todėl kad dabartinėme įstatyme tokių dalykų nėra. Taigi, organizacija parengti pertvarkymai, priėmimo į pedagoginės studijas taisyklės, parengti po diplominės stažuotės nuostatus, įtvirtina, kad stažuotojui mokamas bazinis mokytojų atlyginimas, parengti mokytojų licenzijavimo taisyklės, pertvarkyti mokytojų pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistemą, patvirtinti kvalifikacijos kėlimo nuostatus, atestacijos nuostatai, kurie yra sustabdyti, mokytojai dabar nebetestuojami, visiškai yra, kaip sakant, kiti dalykai daromi, viskam tam yra lėšos, ir ką. Taigi reikalingi pertvarkymai, parengti pedagogų, jų tarp ir dėstytojų atlyginimo įstatymą, įtvirtinant, kad pedagogo vidutinis atlyginimas būtų 1,5–2 kartus didesnis nuo kvalifikacijos jo turimos užimamo etato už vidutinį Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimą. Kol šitų utopinių tokių pasiūlymų nebus įgyvendinta, jokių ten pasiekimų dėl kokybės, dėl to, kad mūsų atsinaujins kartos, nieko nebus, gerbėmieji. Taigi sinchronizuoti teisės aktus dėl mokytojų dėstytojų kvalifikacijos lygių kategorijų, iki 20 metų baigusių pedagoginės studijas statuso, kadangi dabar yra statusas, tarkim, sovietiniais laikais baigę mokytojai yra prilyginti magistro studijų baigusiems, bet tik prilyginti, jiems neišduota magistro diplomas ir visa kita. Yra šitie dalykai, bet iš ankstinio išėjimo pensija, mokyklų vadovų, mokyklos veiklos vertinimą, realiaus popierizmo mažinimo, kalbama apie popierizmo mažinimo strategiją, bet realiai niekas ten nepadaryta, popierizmas tik auga. Daugiau baldų perkama, spintų, tų segtuvų segama ir
tas yra ir universitetuose, atrankos stojant į gimnaziją, klasės dydžio. Čia man teko būti vienoj gimnazijoje ten dėl fizikos problemų. 32 gimnazistai, tarkime, 3 klasėje. Tai klausiu mokytojo, reiškia fizikos, tai kas ką ugdo? Ar jūs, mokytojas, ugdote juos, ar jie ugdo jūs, kaip sakant, 32. Kiek jis gali ugdyti per tas reiškia, mokytojų pamokos laiką? Iškreiptas yra ugdymo procesas dėl klasės dydžio, dėl mokytojo padėjėjo neturėjimo, kas yra daugelie pasaulio šalių ir tai neskaičiuojama į pedagogų, reiškia, skaičius, mokytojų skaičius. Tai yra ir duomenys Eurostate matosi ir žinomi, tačiau Lietuvoje tie dalykai labai pamiršti. Taigi, dėkoju uždėmesį ir kviečiu diskutuoti, nebūtinai čia, kitur, bet tokių idėjų ir strategijų. Ministerijai čia šitai atstoviai, kuri buvo atėjus, kai buvo reiškia forumas, ta mūsų absolventė, anglistė, pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilmai Bačkutė, aš įteikiau, bet suprantat, jie ten pagalbos nedaro, todėl kad čia reikalingi iš tikrųjų žingsniai kardinalūs ir labai, kaip sakant, drastiški.